Sveiki, sveiki mano brangieji, ačiū, kad vėl užsukote į mano kanalą ir šiandien noriu pasidalinti su jumis tokia, kaip sakant, gan džiugia žinia, kad šiandien yra mano mamytės gimimo diena. Ir labai daug iš tikrųjų mąsčiau, ką jai nupirkti dovanų, iš tikrųjų jos klausinėjau, ko jinai norėtų ir turiu visai neblogą idėją, ką pirksiu jai dovanų. Šiaip dar šiandien turiu tokio šiokio darbo, turiu važiuoti vaikučius paimti iš mokyklos, pusbrolį nuvežti namo ir panašiai, tačiau manau, kad bus laiko ir šį bei tą pafilmuoti ir įdėti jums video. Taigi, mielieji, netrukus susitiksime ir gero jums žiūrėjimo. Taigi dar noriu jums parodyti, ką šiandien apsirengiau tiesiog tokią maikutę, megztuką tokį užsimesti, rankinukas, kelnytės aptemptos ir tokie batukai. Iš tikrųjų, jie gan pigus šitokie batukai yra, bet kai man dabar besilaukiančiai, kaip sakant, tai man žiauriai, iš tikrųjų labai patogus, super. Mokėjau už tos batukus, net neatsimenu, kažkur nedaugiau 5 eurų vienu žodžiu, manau. Iš kur iš Primarko ten pirkau, tai super. Pigus, patogus ir liuks, superiniai batukai, tai va. O, net kalbu, ką tik laiptais ir mato, tokie padusus šiek tiek esu, tai va. Na ką, taip pat ir ką čia galvoju prisipuošiu ir taip gerai bus. Nu, dabar tik išėjau į lauką, praeitas dienas iš tikrųjų toks gražus oras buvo, tai pasaka. O dabar ką jūs galvojat, lyja, lynoja, nu. Na ką, mano brangieji, matote, einu su skėtuku, lauke lyja va, ir eisiu aš į vaistinę dabar, ir žinote, pasakysiu, išduosiu paslaptį, ką aš pirksiu mamytei dovanų, pirksiu kremą, gerą kremą, kaip sakant, 50 metų ir plus, pagal amžių, kad, ta prasme, Clarins firma, jeigu žinote, Clarins firma iš tikrųjų labai nebloga, bet ir tačiau tikrai nepigi firma. Manau, nupirksiu kremukus, dieninį, naktinį, na ir tikriausiai paakių kremuką reikėtų, nes, na, paakių kremukas tikrai, manau, būtinas yra. Taigi eisiu į Ryan's Pharmacy, čia tokia yra, va, nežinau, ar galite matyti, tokia visai nebloga, va. Ir žiūrėsim. Na kągi, grįžau namo, vaikučius parvežiau irgi namo, visus paėmiau iš mokyklos, ką man reikėjo, darbukus padariau. Šitą ir nupirkau mamytei gėlių. Mama yra namuose, todėl jums parodysiu dabar lauke, nes, nu, nenoriu, kai jinai pamatytų iki, kol manasis grįš iš darbo, tada mes abu ir pasveikinsim mamą. Taigi, toj. Nusipirkau slyvų, šią savaitę, nežinau, labai slyvas iš tikrųjų pasinešiau. Labai patiko tas toksai saldžiarūgštis, kaip sakant, skonis, toksai slyvų. Taigi, va. Kokios, pažiūrėkit, gėlės fainos, negaliu. Puokštė tiesiog. Na, nuvažiavau, nupirkau į Aldi gėlyčių. Kvepia. Rožytė tik viena, bet man tos spalvos, balta, rožinė, nežinau, ant tie gražios spalvos. Ta geltona irgi dar taip gražiai, nežinau. Bent jau aš pirkau tai, kokias aš apsidžiaugčiau gėlės gavus, man šitos tikrai patiko šį puokštę. Na, tą visą tas nusijims. Na, ta plasmasė visa, nežinau, tikrai gražios gėlytės, mano manimu. Toliau. Dovana, tai aš jums dabar neparodysiu, nes jinai yra užpakuota. Man ją čia įdėjo dar į maišus, nes pirmais lijo, dabar saulytė išlindo, tai oras dabar yra tiesiog fantastiškas. Tai va, žiūrėkit, kaip čia atrodo, va taip, Clarins užrašyta ir tiesiog, ir matot, kaip jis uždėjo tos kampų. Nekreipkite dėmesio į mano nagus, nes nagai mano šiandien nedaryti, kaip sakant, neturėjau laiko, tai tą vis skubu. Vėliau nagus susitvarkysiu, vienu žodžiu, bet nemanau, kad čia pasaulio pabaiga jau dabar. Oi, kaip faina saulytė išlindo, negaliu. Taip, pasimsiu rankinuką, reikia iki namų. Tap. Taip. Toliau. Oi, kiek šiukšlių, tai šakės. Ai, va, pažiūrėkit, kaip uždėjau Beware of the Dog. Kad visi kiti žinotų, kad čia šuniukas gyvena.
Ir kas? Oi, čia vartai uždaryti, reikia iš kitos pusės eiti. Na, vienu žodžiu, į šiukšlyną reikia šiukšlės dėti, į šiukšlyną važiuoti. Tai va. Na kągi, susikroviau šiukšlės. To jums parodysiu, kaip atrodo šakės. Na va, pilnas maišas plasmasių, vienu žodžiu, butelių. Čia drabužiai keli kažkokie. Skardinės, tuščios dėžės. Vienu žodžiu, dar medos, kaip sakant, čia dar plasmasės, kur gėlės sodinau, tiesą šią savaitę jums parodysiu, kokias gėlės sodinau. Toliau čia medos, kaip čia pasakyti gražiau, kakaliukai, nes meda, kaip sakant, tuštinasi, daro viską pas mus kieme. Ir ką reikia daryti, reikia surinkti ir išvežti. Taip, toliau čia maistas pasibaigęs medos, labai neblogas maistas iš tikrųjų buvo. Ir ką, ir ten yra stiklai. Ir viskas, taip daugiausia dėžių. Na ką, viską susidėjom ir važiuosim į šiukšlyną. Ir bus atlikti tikrai dideli darbai šiandieną, kaip sakant. Aš šiukšlyną iš tikrųjų labai nemėgstu važinėti. Man vargas, darbas didelis, bet kai reikia, tai reikia. Na ką, atvažiavau. Čia mato toksai, kaip sakant, yra Nynos bypassas, kaip sakant, apvažiuoti. Na, aplink Nyną čia važiuoja ir žmonės čia va to keliuku dažniausiai bėgioja. Ir va, arkliukas toksai, vienu žodžiu. Ir čia šuniukus vedžioja ir čia yra, vat, kaip sakant, šunims atliekoms dėti va, kakaliukams šuniukų va. Neleisk savo šuniukui, kaip sakant, dergti takelio. Tai va, mes tai neleisim dergti mūsų kiemos, čia į dėžę sudėjau ir, kaip sakant, mes pataupom, ugnelį surenka va, ir tokius mišelius va, ir metu ten. Tai darysiu gražiai ir dėsiu va. Nu ką, o ką daryti? Toks gyvenimas va, juk irgi kiemo savo nedergsiu, o kai yra tokios dėžės, tai labai labai tiesiog puiku. O kur reikėtų dėti? Tai va. Na ką, išmesime stiklas arba čia rudas, arba žalias. Kokį mes čia turim? Koks čia dabar? Žalias. Žalias stiklas į žalias stiklą. Čia irgi man, čia kažkoks juodas stiklas, nežinau, bet kamštukas žalias, tai leisim į žalę. Čia tikrai rudas. Na, vienu žodžiu, taip ir rušiuojam. Čia baltas. Tai va. Na ką, brangieji, aš ką tik, kaip sakant, iš to šiukšlyno viską susitvarkiau, visas šiukšlės, kaip sakant, išsimečiau, viską, tai galiu šiek tiek atsipūsti. Bet turiu dar vieną didelį darbą, kaip sakant, padaryti. O tas darbas yra supakuoti siuntinuką. Mes, kaip sakant, kaip čia jums paaiškinti, mano, kaip sakant, dviejų, ta prasme, mano sūnaus tetis ir mano būsimo vaiko tetis turi nesantuokinę dukrelę. Ir mes dukreliai tai dabar, kaip sakant, jai 4 metukai, siuntinuką tokį, jos dabar vat, kaip tik dar nekrikštijo, tai vat, kaip tik jos dabar krikštynos bus ir gimtadienis kaip tik šį mėnesį, tai šiaip mes jau gimtadienio dovanas jau nusintėm, mes jau balandžio vidury mes jau nusintėm, kaip sakant, anksčiau, bet ką čia dar radom nupirkti, kai čia su krikštynom, na, vienu žodžiu, dar vieną siuntinuką, taip mes kas mėnesį nesiuntinėjom, bet vat, galvojom dabar nusiūsim, o po to jau vėliau, jau vasarą visą nesiūsim, nes tiesiog nėra reikalo, drabužėlių ten visko pripirkom, ko reikėjo, saldumynų, kai vaikai mėgsta. Na ir dabar parodysiu dar keletą dovanėlių, ką esame nupirkę dabar. Kaip matote, esam nupirkę paspirtuką. Nupirkome tokį 3 ratų. Atsiprašau dar kartą už savo nagus, jie nelabai gražų šiandien. Toksai va čia išardėm, biškai atidarėm, pažiūrėjom ar visos dalys, kad paskui nukeliaus Lietuvai, paskui kokios dalies trūktų ar ką. Na, nedažnai tai būna, kad dalių trūktų, bet vis tiek geriau jau pasitikrit. Tai vienu žodžiu viskas tvarkoje, dalis vietoje ir čia yra 3 ratukai. Nes mergaitė 4 metukai, jinai dar nepavažiuotų ant 2 ratukų.
Tai va, toksai visai nieko, jo tokie guminiai ratukai, tas sukinėjasi, kur nori važiuoji, vienu žodžiu. Va, visai fainutis, toksai paspirtukas. Toliau, tokį sijonuką, kaip sakant, aš tą sijonuką senai jau buvau nupirkusi, iš kur aš iš Dunės Torės pirkau. Sijonukas toksai violetinis, per kamerą atrodo visai tokia spalva, tokia kaip nublukus. Iš tikrųjų tokia jinai nėra, jinai yra visai graži spalva. Pirkta iš Dunės Torės. Toksai, ant kiek čia metukų čia yra, ant 4 metukų ir jai dabar kaip tik 4, tai va, toksai pats tas fainutis, iš tikrųjų sijonukas, toksai tikrai fainas, pamušaliuką turi viską, nu, čia ir rudenį dar bus gerai, toks piški šiltesnis jisai. Toliau nupirkom booster seat, kaip sakant, toksai kėdutė tokia mašininė. Nes, sakė, sunku nešiotis ten su tokie dėvis išiminėti iš vienos mašinos kitą, tai kažkaip sakė, tai va tokį lengvą nupirkom, kur, kad, ta prasme, lengva būtų išimti, įdėti į automobilį ir tikrai lengva tokia iš putos kažkokios padaryta, va čia vaikas sėdi, kaip čia pavyzdys parodytas. Aukščiau, va taip. Atrodo, kaip tik nuo 4 metukų, čia kilogramai, čia metai neparašti, bet kilogramai nuo 15 iki 30 kilogramų. Toliau nieko daug, va čia saldainiai, guminukai. Toliau, oi, kažkas skambina man ir aš nespėsiu pakelti kaip visada. Oi. Nu va, toliau dar saldainiukų Mao Man, Mao Mix, čia 2. Turbūt tada vieną paliksiu, ta prasme vienas Mao Man, vienas Star Mix, paskui aš nupirkau tokius Skittles mažiukų, galvoju, mergaitė darželį, negalės į darželį nusinešti, va, kažkokių saldainių, ką vaikus pavaišinti. Toliau dar Mao Man, tai kiek šitų Mao Man, vienas žalias, kitas raudonas, Stripes, Mix, vienu žodžiu tų saldainukų ir dar labai mėgsta tą tokį sviestą kaip Nutella, o čia su baltu ir pienišku, aš tai tokių nevalgau, bet vat mergaitė, vienu žodžiu, patiko, kažkada čia anksčiau buvom įdėję tokių, tai sakė, suvalgė jau tai praeitą mėnesį, tai nupirkom dar, na va, pamiršau parodyti kokius kroksukus, kaip čia vadinasi tie, nupirkom tokie paprastučiai lengvi, galės mergaitė po kiemą nešiot, tai va. Tai ir viskas, ir reikės kažkaip sudėti tuo, viską suruošti ir iškeliausi Lietuvą siuntinukas. Na ką jūs manot, aš sumaščiau jums vis dėlto padaryti tokį kaip sneak peek, pažiūrėti, ką vis dėlto mano mamytė gaus dovanų, nes aš noriu šį video jau uploadinti ir ta prasme, jeigu jau aš jai padovanosiu, jums neparodžius, tai aš jums ir negalėsiu šiandien parodyti. Na štai, kaip viskas čia atrodo. O kaip kvepia, ojatau. Na ką, čia yra visokie mėginėliai, kaip sakant, čia Clarins, na, vien žodžiu, tokie mėginėliai galės pamėginti, kada, jeigu reikės nusipirks, čia yra jos amžiaus, kaip sakant, čia nuo 50 metų ir plus, toliau dar, čia serumuko, man atrodo, bus, mėginėliai ir toliau kas dar čia, paskaityti, pasidomėti ir pudrytė Clarins ir dar čia irgi serumukas kažkoksai. Tai va, 3, kaip sakant, tokios knygelės su mėginukais. Toliau dar yra 2 mėginukai, yra kremas, man atrodo, čia, Body Lift celiulito kontrolė, kaip taip pat kūno kremukas ir taip pat čia kūno kremukas, kaip sakant. Ir toliau, čia visi tie mėginėliai buvo. Dabar pagrindinės dovanėlės, tai yra, viena iš pagrindinių dovanėlių, yra Extra Firming, kaip sakant, stangrinantis akių kremas nuo raukšlių, raukšlės minkštinantis kremas. Tai va. Toliau dar vienas pakelis, tai yra kremas, taip pat ekstra stangrinantis dieninis kremas ir
raukšlės pakeliantis. Aš taip lėtai sakau, nes man reikia versti, tai versti lietuvių kalbą. Toliau yra Clarins naktinis kremas, tik tai čia yra pilnas dydis, dieninio kremo yra pilnas dydis, o naktinis kremas jau yra tik 15 ml, man atrodo, ir toliau prausiklis. Na kągi, ir kaip sakant, šitą dėžutę iš viso, kaip tie uždykai išėjo, prausiklis ir naktinis kremukas. Tai labai geras dylas, kaip sakant, taip. Dedam viską į... O, tu kaip kvepia negaliu. Įsivaizduojat, jinai dar pardavėja man, kai čia pakavo, tai jinai pakvepino šitą visą popierėlį su Clarins tais kvepalais tokiais, tai super duper kvepia skaniai. Na ką, tuoj sūnus grįš iš mokyklos ir eisim sveikinti tuoj. Na, tiesiog noriu parodyti jums saldumynus, kokius turime. Va, šakotį iš Lietuvos atvežė, kaip sakant, netgi 2 šakočius atvežė, nes yra gimtadieniai čia va dabar mamos, mano vyriškio ir mano gimtadienis. Ir dar noriu parodyti jums tortą. Va, prašau, šaldytuvė čia dabar jisai yra, Napoleonas tortas su žvakutėm baltom. Tai va, super. Noriu pasakyti, kad tortą aš manau, kad valgysiu, nors, kaip sakant, gal negerai būtų, kad karvės pienas, aš nenoriu savo pati prieštarauti. Na, bet pradėsiu po gimtadienių, manau, rimčiau žiūrėti visą mitybą ir panašiai, o aš noriu torto, nepykit ant manęs, kad aš valgysiu tortą, ne medūzė net atėjo šalia. O dabar va teisiu valgyti tiesiog, čia yra veganiški, kaip chicken nuggets, kaip sakant, vištiena veganiška, tai bet čia ne vištiena yra, čia yra, soja, kaip sakant, toliau čia yra bulvytės ir dar įsidėsiu va salotų. Ir medutė kaip tik valgyti užsimanė, tiesa noriu parodyti, kokį dabar maistą duodu, tai yra medai John Burns. Burns tiesiog, natural nutrition, natūralų tipo, natūralus maistas, kad ilgai šuo gyventų. Ir, kaip matote, yra prieš weight control, kad kontroliuotų svorį. Senjorai, kad senukai, kaip sakant, kad pagyvenusiems šunims, kad svorį kontroliuotų. Ir vienu žodžiu, ir kailiui, ir virškinimui. Kainavo 11,50 ir čia yra tik tais 2 kilogramai. Va, 2 kilogramai. 11,50. Iš tikrųjų brangiai kainuoja, bet ką padarysi. Aš noriu, kai jinai ilgai gyventų ir būtų sveika, kaip tik valgo dabar. Šiaip valgyti duodame lauke ir gerti lauke, dažnai jinai lauka, bet šiaip būna namuose. Tai va, dekutis jos paties tas lauke. Tiesa, mano gėlytės, aš jūs nematėte, mano gėlyčių, jūgi taip noriu parodyti. Jau čia sodinau gėlytės, čia užvakar tiesa. Tai prašau, pasigrožėkime mano gėlytėmis. Čia va, ant žemės padėta, čia toliau ant palangės, ant virtuvės palangės. Čia 2 tokie pailgi, kaip sakant. Našlaitės, kaip čia vadinasi. Toliau dar iš kitos pusės galiu nueit parodyti. O jie tu vėl pradeda lyti, bene čia. Tuoj. Na va, čia tokie irgi našlaitėlės mažesnės tokios. Irgi 3, 1, 2, 3. Tas viški didesnis. Čia tokie 2 mažesni. Bet labai gražu, atrodo, net namas pagyvėja, kai aplinkui yra gėlyčių. Vau, žiūri, prigijo. Laisai čia nereikia, žiūriu, kad lyja šiek tiek šiandieną. Kokios tos gražios. Vau, man ta spalva labai patinka tokia. Gražios. Visos gražios. Super. Tai va. Sodininkė pasidarysiu tuoj. Na, ką noriu parodyti jums, kokį tortuko gabaliuką aš valgysiu. Tai va, čia kaip sakiau, vadinasi Napoleonas, kaip man mamytė pati darė, jinai šiandien ryte padarytas. Vakar vakare kepė tos koržus, kaip vadinasi, o šiandien ryte tepė.
su kremu. Wow, kvepia kaip skaniai, koks kvapas. Wow, pasaka, nežinau. Senai iš tikrųjų bevalgiau tortą, kad būtų iš pieno, tai iš tikrųjų bus įdomu paragauti, bet garantuoju 100%, kad skanu bus. Tai va, tiesiog tom ir mėgausios. Na kągi, brangieji, labai daug prisivalgiau ir torto paragavau, bet tačiau tortas buvo labai skanus, tačiau man jis buvo asmeniškai per saldus. Tokio saldumo nemėgstu, man per daug saldus, kadangi ten buvo mama dėjus kažkaramelės. Man asmeniškai tikrai per daug, ir pats kremas toksai saldokas, na, nežinau, skanus, tikrai labai skanus, bet yra per saldus. Manau, kad tikrai šis video jau užima nemažai laiko ir kad ir ką aš norėčiau dar su jumis kalbėti, tiesiog manau, kad mes nebeturime laiko ir paliksiu aš mintis, ką norėčiau jums pasakyti sekančiam kartui. Ir dar kartą noriu pasakyti, atleiskite už mano šiandieninius nagus, kurių tiesiog nenoriu rodyti, nes tikrai patiek neturėjau laiko aš kada jų susitvarkyti, bet video labai norėjau padaryti. Ir dar noriu atsiprašyti jūsų už, jeigu girdite kokius balsus papildomus, tai čia už tai atsiprašau, nes kadangi yra gimtadienis, tai vis tiek turime svečių ir sklinda garsai. Taigi manau, kad tai yra natūralu ir na ką, užteks man čia pliurpėti ir vienu žodžiu viskas. Viso geriausio, brangieji, ačiū, kad buvote su manimi, ačiū, kad esate kartu ir viso geriausio. Ate.